Norim mes to ar ne, bet maisto aplinka namuose yra stipriausias įtakos šaltinis mūsų mitybos elgesiui. Be abejo, sąmoningai apie tai galvojant ir elgiantis šį poveikį galima valdyti, bet nedarant nieko, poveikis gali likti visam laikui. Tyrimo apžvalgos rodo, jog vaikų valgymo elgesys ir jų kūno masė labai priklauso nuo to, kaip tėvai valgo patys ir nuo to, kaip tėvai maitina savo vaikus. Tėvų elgesio poveikis vaikams savo ruožtu priklauso nuo to, kokia yra su maistu susijusi aplinka namuose. Tarkim, ar saldainiai, vaisiai ar kiti užkandžiai yra laikomi atvirai, ar yra paslėpti, ar jų iš viso nėra, ar maisto visada yra daugiau negu reikia, ar perkama tik griežtai tai, kas bus suvartota ir taip toliau, taip toliau. Tai, kaip tėvai elgiasi platesnė prasme, yra griežti ar ne, sutarė tarpusavėje, kaip sprendžia tėvystės nesutarimus, be abejo veikia ir tai, kaip tėvai maitina savo vaikus. Tai irgi yra elgesys ir jis greičiausiai būna sklandus visose srityse. Paties vaiko temperamentas, jo fiziologinės savybės, jo sveikatos būsena ir kitos asmeninės savybės veikia tai, kaip namų aplinka veikia vaiko elgesį. Kita poveikio grandinė, iš principo viskas su viskuo yra susiję ir veikia tik tai per skirtingus kanalus. Šiaip sakyčiau, kas galėtų pagalvoti, bet iš tiesų tai reikėtų sakyti, kad apie tai reikia galvoti visą laiką. Ir ne tik tai, kaip ir kokiu balsu jūs liepiat vaikui valgyti, iš tiesų tai veikia tolimesnį vaiko mitybos elgesį. Veikia ir tai, ar ant stalo yra obuolių ar ne. Skanaus, taikos ir ramybės.